Savaitgalį surengtuose valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko rinkimuose 2 metų kadencijai perrinktas dabartinis premjeras Andrius Kubilius. Tai gali būti naudinga opozicijai, nes žemus reitingus turintis politikas būsimuose Seimo rinkimuose gali neužtikrinti savo partijai rinkėjų palankumo. Lietuvos lenkai ir toliau piketuoja dėl švietimo įstatymo. Pirmadienį per ES pirmininkaujančios Vengrijos ambasados Vilniuje surengta jau antroji protesto akcija, kuriame Lietuvos lenkų mokyklų forumas protestavo prieš esą priverstinę jų tautos asimiliaciją Lietuvoje bei neteisingą pavardžių rašybą. Šiandien paskelbtas savaitraščio Veidas sudarytas kasmetis Lietuvos universitetų reitingas. Didesnių pokyčių palyginti su praėjusiais metais neįvyko. Jau 4 metus lyderio poziciją išlaiko Vilniaus universitetas, antroje vietoje Kauno technologijos universitetas, trečioje Mykolo Riomerio, o iš privačių universitetų nepralenkamas ICM. Pirmadienį vyriausybė pasitarime pritarė siūlymai, kad dar metus nebūtų didinamos politikų, valstybės tarnautojų, pareigūnų ir teisėjų algos. Pritarta nekeisti dabar galiojančio pareiginės algos bazinio dydžio ir atlyginimų šiems asmenims, taip pat valstybės tarnautojams kitąmet vėl skaičiuoti pagal tą patį 450 litų bazinį dydį. Seimo narių grupė užregistravo Seimo statuto pataisas, kuriomis siekiama užkirsti kelią Seimo nariams prisidengti teisinę neliečiamybę ir taip išvengti baudžiamosios atsakomybės. Jei Seimas pritars šioms pataisoms, nusikaltę Seimo nariai baudžiamojon atsakomybėn bus patraukti be Seimo sutikimo.